Jeigu Šėlas mane nori paremti, susisiekit, drąsiai, čia klijuoju lipdukus nemokamai. Gali šiaip ir kitos degalinės. Tiks. Dabar kaip gražiai atrodytų, pažiūrėt, Circle K. Viado. Ta teta. Arba galiu visas vienu metu. First time? Yeah, first time. Okay, I will say it's okay to give you a bigger distance, okay? Okay. Viskas kaip ir neblogai, bet nenori tu biškį dar slėgio pasileisti žemyn. Reikės jaučiu, jeigu leis į antrą grupę, reikės bandyti tokius daryti ant karšto 2 barus jaučiu. Nes dabar kaip ir pasistatėme neblogai, bet paskui man per mažai gripo yra. Kur buferį padėjai? Pardavai trasui? Jo, sako, turiu pigiau, sako, davai paimsiu. Kažkur nunešiau. Kodėl nenusėmėmės jo? Apslaigo galva. Gerai, praėjo. Kodėl mes jo nenusėmėm? Ką? Kodėl nenusėmėm? Ką, žinau, galvau nenukris. Užteko kažką paliesti, nežinau, arba... Gal kažkas atėjo taip iš kojos vieną. Arba sieną paliečiau, arba ten gale koliukus, nežinau. Tai kas ten, zateškis įstai? Jo, ten biškį paliečiau ir įstaškį iš karto. Ką dėl antros trefkės? Nežinau, reikia eit paklausti. Jei Karšta, eik tu pailsi 15 minučių ir važiuoji. Tada reikia eiti kartu. Lema, reikia eiti, gal reikia alinės jaučiu Aš labai dabar bijau. Sunkiai čia pagauti. Nu tai meti tenai į kitą bėgį, ar ne? Ne, pabandžiau įsimesti antrą, neįmečiau, supratau, kad nemesiu. Tai ką, baigėsi pirma treniruočių sesija, visiems antra, man pirma, realiai neturėjau daug važiavimų, nežinau, iš tikrųjų kiek padariau, turbūt kokias 8, tai šiaip gal ir neblogai. Padangos vienas komplektukas per visas trefkės, tai visai nice. Šiaip pirmas turbūt buvo pats geriausias runas per visą dieną, pirmas pats važiavimas. Paskui jau tiesiog pradėjau eksperimentuoti, išmančias tytis ir panašiai. Tai šiaip overall tai viskas neblogai, pažiūrėkit, ką čia, išsidirbinėti. Va, šnek, važiuok tu. Spėjau pamesti ir bumperį, nežinau, arba į sieną, arba į koliukus, arba, nežinau. Realiai nieko negirdėjau, nieko nepajutau, tai keista, bet tas bumperis toks ant zateškio laikosi, tai nenuostabu. Šiaip overall tai viskas labai smagu. Šiaip lauke vėsų, bet mašina belia kaip karšta, tai toks visas sušilęs, sušutęs. Tai va, bandysim dar kalbėti, gal duotų dar vieną trefkę pralėkti, o jeigu ne, tai pasimatom rytoj. Kodėl tu gali? Ką? Antrą grupę važiuoti. O aš antrą grupę nevažiuoju. Aš į €100 pro užsirašiau, kad galėčiau Baltikį važiuoti. Tiesiog. Tai čia, žinok, taip sudėtingai, kad tu net neįsivaizduoji. Money can do everything. I will check. If you don't like green money, you get red money. Yeah. It's better. 5 times. Okay, bye. Bye, see you tomorrow. Good luck with that. About Spirit. 85. What happened? Finish it. Finish it? This will be only Monday. I also calculate 150 liters, but I today use about 80 liters. Around from 5 to 8 liters, one time to go. What color is your car? Black.
Black. Black with the yellow. The Devalt sticker on the side. E82. Tālākais. Viņam ir melns Devalt uzraksts. What, E46? Melns ar Devalt uzraksts. Pirmā sērija. Pirmā sērija. Yeah, first. You want to drive Pro? No, I want to die from the second group because our car broke down going to here. Visi šneka. They are thinking if you are possible to drive in the Pro class asking, because the Urtagon had the question different. Yeah, but now it's semi-pro. Yeah, You can drive it second. I can drive? yeah, the question they thought is different. Ah. But it's safe to drive, be careful. You don't see the middle of the truck, don't crash on the roof. Yeah, I've been there before. Yeah, but in the night it's different. The second group I think is driving now. Yeah. You have to run. Everything is Yeah, you can drive. Yeah. I can drive, yes? Ellie, Second group. You need Yes. sticker. You need sticker. Sticker. Okay, thank you very much. Relook at my fantasy. I stay in reality. You live in my dream instead. Every time I count you. Sveiki, atėjo šeštadienis, oras puikus, aš nesu matęs Rygoj tokio gero oro. Spalio mėnesis, saulytė šviečia, šilta, net megztinį noriu nusisimti. Dabar lekia pro lygą, dūmų daug, garso daug, tai labai smagu pasižiūrėti, kaip jie lekia, nes realiai tas pats kaip Drift Masteriai, čia visi driveriai susirinkę labai stiprus, visiems yra finalinis etapas, tai visi nori pasirodyti gerai. Taip pat ir mums yra Lietuvos Semi-Pro finalinis etapas, paskutinis šeštasis etapas, kuris vyksta Rygoje. Tai toks smagus uždarimas, labai daug dalyvių. Bendroji sumoji su visais streetais, Pro, Semi-Pro ir panašiai yra apie 180 dalyvių. Tai daug ką yra ką pažiūrėti, į pitus, į mašinas ir taip toliau. Principė, mums sekas labai gerai. Vakar suvažiavom treniruotės, turėjom 2 sesijas, tai labai ačiū latviam, kad leido man pasitreniruoti dar ir jų grupėje. Nes mes vėlavom, dėl to nesugedo mūsų vienas techninis transportas, tai teko tvarkytis, remontuotis, tai vėlavom valandą į trasą. Dėl to aš nespėjau į pirmą grupę, tai labai ačiū latviams, organizatoriams, kad leido man suvažiuoti antroji grupiai. Tai principė pasidarėm nemažai važiavimų, būtent treniruočių, dabar buvom briefingė, papasakojo, ką mes darom gal blogai ir šiaip padarė briefingą, kaip reikia važiuoti trasą. Vakar tiesiog važiavom, kaip mokam. Bet principė visai neblogai, reiškia, suvažiavau vakar treniruotis, supratau, ko teisėjai gali norėti, nes realiai labai panašiai ir važiavau. Tai reiškia, reikia taip, full gas, pilnais gazais turi visur važiuoti, vienoje vietoje yra diesel zona, pačiam gale prie sienos, ten galima šiek tiek rankinuko. Kadangi yra grand finalas, paskutinis varžybos, reikės spaust maksimumą, negailėti mašinos. Turim realiai pusę metų susiremontuoti mašiną, tai tikrai laiko yra daug. Tai šiandien reikia laimėti, nežinau, nieko kito, tik tais laimėti, podiumas ir taip toliau. Tai stengsime tai padaryti. Komanda visa pasiruošus, visi kaip vienas kumštis, darom video ir tiesiog gerai leidžiam laiką, geras oras, geri žmonės. Turėsim labai smagų savaitgalį ir drifto uždarimą. Tai žiūrim toliau, mėgojamės ir matysim, kas bus.
Ką, pacanas nepavėjai pirmuko? Vat jisai greitas, ant pasistatymo tas pats, o paskui šovė, belia kaip. Tai vat jeigu prieš jį važiuosiu, viskas aišku, kad reikia leisti slėgį ir minkštinti galą, nes po persimetimo tai šovė belia kaip, neturėjau kaip pavyt. Bet šiandien geriau jaučiuosi ir žinau, kad galiu dar geriau įvažiuoti raną, bet biškį saugausi. Ant kvalos paleisti ir ant porinio. Paleisti. Padangų nebeliuko, jau viskas? Jau nebevažiuoti kvalą sakiau. Gal smagiau būtų? Ta prasme, žinai, kai rizikos yra streso, levelis pakyla. Pirmą važiavimą Max paleidai. Max paleidai, tai visiems smagu, visi laimingi. Žinau, kad jisai... Šiaip tai dar yra padangų. Man toks jausmas, kad jisai su sėmiais kažkokiais ten važiuoja. Jisai? Nes eglutė kažkokia. Tai gali būti eglutė, tai gali būti tada ekstremai. Bet čia va pasistatėm, viskas gerai. Eina. Čia gerai buvo. Tik persimetė. Nesupratau, galvoju, kad gazo nebėra, ar kas yra. Aišku, pas jį variklis daug galingesnis. Tai variklis galingesnis, tu gali daugiau greipo pasidaryti ir semisliukus gali dėti. Jaučiu, kad su semiais, nes pas jį turi vėl semis. Pas mane tai irško ir šiaip labai eilės lydo ilgos, tai aš vis tiek atstodavau į čeisą ir dažniausiai pasilikdavau atstumą ir padarydavau tokį lydą, bet vis tiek būdavo, kad susimala lydę ir gaunasi, kad nedabaigiu savo važiavimą pilnai iki galo. Bet šiaip overall tai viskas nice. Mašina važiuoja, kimba, jeigu reikės sukibimo padarysim daugiau, bet šiaip overall tai labai viskas gerai. Tomas Butavičs trasē. Ļoti labs, ātrs sākums pagaram izskatās. Jācenšas saņemties un ļoti labs brauciens šobrīd no Tomas Butavičs puses. Es pat teiktu viens no labākajiem, so look like one of the best runs yet for Tomas Butavičs. Butavičs dodas ieskrienu zonā, tūlītās jau redzēsim arī viņu pretī lielajām tribīnēm un pamatīgs Brontons Sansis, tas kaut ko redz uz priekš braucot šobrīd Tomas Butavičs. Ļoti labā, plašā trajektorijā, nu vēl attiek ātrīgā Butavičs ar lielu domu labāku un iebrauc finišā. Labs brauciens, a very good run there by Tomas Butavičs, nice to see. Nu, maladėts gražiai atrodė, šitom 3 taškai. Daug važiavimų turėjome tamsoje, įskaitant ir antrąjį kvalifikacijos važiavimą. Mums į pagalbą atėjo xled.lt. Būtent xled ledbarai turi visus sertifikatus, tad jūs galime naudoti ne tik sportiniame automobilyje, bet ir kasdieninėme. Tad įsigykite ledbarus jau dabar, kad turėtumėte gerą apšvietimą kelyje. xled.lt. Sveiki, sekmadienis, 3 diena, labai ankstus rytas, visur šalna, mašina, plėdys, žodžiu, šalta tikrai lauke. Turim 8 ryto ir turbūt jūs klausit, kodėl mes turim 8 rytos ir sekmadienį esame trasoje. Dėl to, nes vakar turėjo vykti varžybos top 16, praėjom kvalifikaciją 4 vietoje su 8-3 taškais, nėra gerai, nėra blogai. Toks, sakyčiau, viduriukas. Mano manimu, tikrai galėjau geriau suvažiuoti, bet, nu, kaip gavos, taip gavos. Bet esmė tame, pasiėmė mums kvalifikaciją ir įsikvietė mus organizatoriai į namuką pasišnekėti, o ten buvo dalykų. Sako, žmonės, kurie gyvena čia netoli trasos, pradėjo skųstis dėl to, nes pas juos tiesiog dūmų kamuoliai eina į jų pusę. Per visą trasos istoriją taip nėra buvę, kad eitų dūmai į tą pusę, o ne į mišką. Tai vėjo visiškai nebuvo, viskas skendi dūmuose, net ir dabar atrodo, kad ten dūmų yra, bet šiaip kas kalbėjo, kas užvakar ėjo peškom, namo ir panašiai, tai sakė, valandą nuo čia dar buvo dūmų sluoksnis ore. Ant tiek daug prisigelinuoja dūmų nuo mūsų, nuo streeto ir panašiai. Ir nėra visiškai jokio vėjuko ir viskas tiesiog tupia ant žemės. Tai žmonės tiesiog pradėjo skųstis, skambinti policijai
ir organizatoriai mūsų atsiprašė, sako, we are very sorry, bet jie nieko negali padaryti, tiesiog gavo daug skundų ir panašiai. Todėl nukėlė vakarykščias varžybas į šiandieną, tai mes turėsim rytinės varžybas, būtent Bikenikų trasoj, top 16 žmonių, lietuviškas bus, tandemai, tai būtų labai įdomu. Dar buvo viena opcija, sako, ar važiuojam rytoj, ar skelbiam nugalėtojus pagal kvalifikaciją. Aš nors ir likau 4, man kaip ir matematika gaunasi, viskas tinka, bet aš sakau iškart, ne, sakau, važiuot, atvažiavam, tai važiuot, o ne, kaip sakant, laimėt pagal kvalifikaciją. Nu, man atrodo nelogiška, jau turbūt geriau iškrist, nežinau, top 8, negu laimėt taip nesąžiningai, galima sakyti taip. Tai jo, šiandien gazuosim. Visi vieningai sutarėm, kad norim važiuoti. Tai ir darysim. Tai eisim šildyt mašinėlę ir lėksim dar pasitreniruoti. Realiai turėsim apie 2 važiavimus, tai pabandysiu vieną lydą, vieną čeisę suvažiuoti, nes pusvalandis treniruočiau, tai mūsų 16 žmonių, nu gal net ir 3 randus padarysiu, bet principe turėsim porą trefkių pasibandyti asfaltą, koks dabar yra, nes saulė netaip šviečia į asfaltą, yra didelė drėgmė, tai matysim. Pasimatosim sukibimą ir tada po 9:40 šaunam į top 16 kovas. Mano yra 3 pora su Domantu Skuču iš Elephant Drift. Mes esam geri pažįstami, tai manau turėtų būti ir gera kova. Panašus automobiliai, pasikėm 6 su 5.5 AMG, pas mane 5 litrų pirmukas. Tai pas mane lengvesnė gal mašina, pas jį galingesnė mašina, tai realiai labai panašu. Tai gazuosim su Domantu ir bandysim šiandien užkariauti podiumą. Čia buvo, tau užsigripino ar kas? Ne, vėl rankinis susikirto. Tiesiog nebuvo, spaudžiu gazą ir niekur nevyksta. I hear something. I hear it too. Važiuojam, diržas man trūko, genero. Turi tu jį? Stovu prie starto, girdžiu. Tik kažkas žinai priekį. Tas, sakau, maršalas, ką girdžiu. Sako, aš irgi. Biškį plonesnis. Šiaip kad 3.15. Ačiū atvirų. Tai ramiai dabar stresą nusimk, važiuok kaip važiavęs ir nesupult. Moving on with the next tandem, Tomas Butavičius and Domantas Skučas. Butavičius leading, Skučas following. Here we go, initiation in the first turn. Doing a really nice job by Butavičius. What a nice and loud run by him. And trying to chase out there, and I think spins, Skučas spins at the back. And they are trying to chase Butavičius. Meanwhile, Butavičius doing a really good job and finishing his run. So, yeah. Žodžiu, viskas good. Skučas 3 šovė.
tokį, žinai, finalą. Tai dabar pats supranti, kad labai nereikėtų būti. Braucējiem atkārtot attiecīgi. Otrais braucējs šeit tandēmā pa priekšu tagad brauks Skučs, sekos viņam Butāvičus aiziet. Skučs pa priekšu ar savu zaļo BMW, Butāvičus seko viņam iemetiens un Butāvičus pagaidām īpaši nebaidās no šī tandēma, cenšas piebraukt to, tur kļūdu pa priekšu braucot Skučs, pārāk šauri izbrauc savu arī šo te daļu. Yeah, so a bit too shallow by Skučs, we saw two corners, too shallow by Skučs, not getting to the outside box. Meanwhile, Butāvičus doing a great job getting close to that. Kurios vietos arti nebūtų, nesupranti. Kiek važiuodavai? Kiek važiuodavai milimetrų? Aš taip metrų nežiūrėjau niekados, bet... Tai pasakyk, laiptų. Kiek? 14 ir bendras 25. Tai gerai, 25. Jo, 25. Čia dabar turėjom visai 5 milimetrų. Nu, tai sakau, 20 gerai. Pataikyti iš karto. And yeah, on the starting line we can see Gustas Valainis against Tomas Butāvičus leading and Gustas Valainis following. This will be a tight battle, guys. Hold on. Let's go. We have a green light. Butāvičus leading, Valainis following, and Valainis a bit losing a speed a bit, but still catching up, going really close. Valainis doing a really nice job catching up with Butāvičus again. Nice transition, really close to Butāvičus' car. And how will they do in the next transition? And of course, here Butāvičus doing a really nice job, and Valainis has to push it, has to get close. He's cutting the track a bit and going really close to Butāvičus' car. Žinau, Bachūras tave atkimšo kaip 10-metį, galiu pasakyti. Tai arba varai kaip už tėvynę, arba nieko nebus. Gustas Valainis parādījies pavisam nesen. Un tagad viņš pa priekšu sekos viņam Butāvičus. Here we go, Valainis leading, Butāvičus following, guys. Let's cheer him up. Valainis leading, Butāvičus coming really close to Valainis' car, transitioning to the next turn. What a nice job by both drivers. And again, the transition, Butāvičus doing a really solid job, going but a bit too wide, losing the speed, Butāvičus. Gustas Valainis trying to do his best, and Butāvičus catching him up just like before Valainis did. What a nice tandem, guys. Speed and everything as they should. And here we can see this moment, Gustas doing a pretty amazing job, and of course Butāvičus just slightly. What a nice shot. Do we have the result? And the winner is nobody, because they're going one more time, guys. That's what we want to see. Nežinau, dabar Bachūras turi lydą pasidaryti tokį iš textbook, kaip simuliatorių važiuoji. Tada gal kažkas gausis. We see there one more time decision. And this is Butāvičus against Valainis. As before I said, 4th place against 5th place. What a nice tandem run. We saw nice runs before, and let's see. Oh, the drivers are on the track. Let's see how they do. Butāvičus leading, and Valainis following. Valainis getting really close to Butāvičus' car, transitioning really nicely. Butāvičus doing a good job on his lead run as always, and Valainis doing a nice transition. He has to keep it together. What a nice job, Butāvičus transitioning, getting a distance away from Valainis, and Valainis. Lydas neblogas, biškit tik tai, kad per giliai išėjai. Čia paskutiniam posūkį, bet paskutiniu klipu tai jisai buvo atitolęs per porą kėbulų. Bet čia jis tai reikia gražų pasidaryti, kad, žodžiu, užtikrintai. This is Valainis now leading, Butāvičus chasing, and here we go. Will we find out who will advance to top 4? Valainis leading, Butāvičus getting really close already on the first turn. He has to keep it together. Valainis meanwhile getting that curb, doing a nice job on his lead run. Will Butāvičus follow him? And yes,
Yes, he does. Valainis, nice job on the transition, getting that inside box. And here, Butavicius, what a great transition before the last section. Wow. Using Tomas Butavicius, two really strong drivers who showed us a lot of nice skill. And the winner in this tandem is Gustas Valainis. Congratulations, Gustas. Nu ką, mūsų paskutinis etapas Sempro baigėsi ir sezonas šių metų 24. Neužbaigėm taip, kaip norėjom. Pralošėm prieš Gustą Valainį po One More Time. Tikrai vyrukas 15 metų lekia nežmoniškai gerai. Realiai beveik dvigubai mūsų metai skiriasi, tas yra įdomu. Tai bičas tikrai turi daug potencialų ir tikiu, kad vieną dieną išlėks ir į Driftmasterius ir kitus, tai man bus garbė, kad pralošiau prieš jį, kaip sakant. Šios varžybos buvo labai įtemptos, labai įdomios ir turbūt sunkiausias mano gyvenime, nes turėjom ir išmuštą ratą, ir sulinko varžtai, paskui darėme suvedimą. Nu, tokia pirmų kartų diena ir šiaip penktadienį turėjom treniruočių nemažai, šeštadienį daug treniruočių turėjom, paskui kvalifikacijų turėjom naktį realiai. Daug tokių naktinių važiavimų ir labai jaučiuosi kaip patobulėjęs, kaip vairuotojas, tas yra, manau, labai smagu ir tą atsinešiu į kitus sezonus savo praktiką. Žinau, kad galiu geriau, žinau, kad sugebu geriau, tiesiog nesai, gal technika dar leidžia tai padaryti. Nes tikrai norėčiau važiuoti su semislikais, o ne su kiniečiais, nes jie yra nenuspėjami. Nes pavyzdžiui, mes šeštadienį turėjom treniruotės, aš su vienom padangom, vienu komplektu padangų suvažiavau apie 7, gal net 8 važiavimus. Tačiau, pavyzdžiui, kvalifikaciją, aš antrą važiavimą dariau realiai be padangų praktiškai. Tai realiai man per 2 važiavimus sudegė visiškai padangos. Tai kiniečiai yra neprognozuojama padanga. Semislikai yra tikrai daug labiau nuspėjama padanga, neturi tiek flexibility, bet principe mes tokiose trasose neturim tiek arklių, kad išveltumėm tuos semislikus arba reikia tada daug pūst orą ir gaunasi tas pats šakas semislikas. Principe jo, išmokom daug pamokų, išmokom kaip dirbti reikia kaip komandai. Visa komanda labai šiandien gerai sudirbo ir padėjo sutvarkyti automobilį ir taip toliau. Nu, žodžiu, viskas, mano manimu, buvo neblogai. Per sezoną turim 3 podiumus. 1 vietą, 2 vietą ir 3 vietą pasiėmėm. Jo, paskutiniai 2 etapai buvo nesėkmingi, druskininkai realiai viską sugadino visą sezoną. Nežinau dar kelinti liksim bendrojo įstoje, bet tikriausiai arba 3 arba 4, kas šiek tiek liūdina, bet life is life. Čia yra sportas ir nugali geresni. Tai tikrai buvo šiandien geresnių driverių negu aš buvau. Jie geriau pasirodė negu aš pasirodžiau ir gavosi, kad jie laimėjo. Aš pralaimėjau, iškritau top 8, bet šiaip overall tikrai džiaugiuosi sezonu, džiaugiuosi komanda, labai norėčiau padėkoti partneriam, nes be jų tiesiog aš nevažiuočiau, nes labai daug reikia įdėti darbo, reikia labai daug finansų ir kitų dalykų, kad mes galėtumėme čia būti. Rygoje, Druskininkuose, Kuršėnuose, Molėtuose, Kačerginėje, daug trasų, daug kelionių ir daug gero laiko. Tai labai ačiū, kas palaikėt, labai ačiū, kas rašėt žinutes, kad filmavot turikus ir taginot mane, labai buvo smagu. Dar kartą norėčiau padėkoti komandai, operatoriui Pauliui, labai gerus videkus suko, tai būtinai palaikinkit, padarykit motivacijos ir Pauliui, kad gerai pavaro. Tai va, tokią gaidelę mes užbaigiam šį 24 metų Sempro sezoną tarp Pro lygos garsų, o ką atneš mums kiti metai, ką atneš žiema, mes pamatysim ir tikrai padarysim dar tų videkų ir turbūt dar padarysim ir apibendrinimą šio sezono, ką išmokom, ką reiktų patobulinti, kas automobilio atsitiko, ką sudaužėm, ką pagerinom ir taip toliau. Tai šiaip, jeigu turit klausimų, būtinai paklauskit jūs į komentarus, parašykit ir būtinai atsakysim per recapą visą sezoną ir papasakosim visą virtuvę iš arti, kaip sakant. Tai vat, labai ačiū, kad žiūrėjot, labai džiaugiuosi, kad patinka. Tevaltas, pirkit įrankius, pasitechniti, Tuning LT galite nusipirkti bumperių, man jau matau, kad vieno reikės, nes kažkur dingo, tai kreipsimės pas Tuning LT. Labai norėčiau padėkoti xled.lt, kadangi LED barai šviečia labai gerai, tai naktį man buvo kaip diena ir neteisėjai sako, tu kaip parvažiuoji, taip apspigini, kad mes net nematom, ką tu darai trasoj. Tai reiškia, LED barai veikia. Labai norėčiau padėkoti pačiu ir Hado, tepaliukai, visi preparatai, priedai į variklį, į vairo stiprintuvą ir taip toliau. Viskas iš hado.lt ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie šio sezono. Ovleda, Desiga ir visi kiti. Tai ačiū jums, gazuosime kitais metais. Ačiū, kad žiūrėjot.